Aš esu Žygimanto Augusto motina. Jis yra Lietuvos ir Lenkijos karalius. Čia mano rūmai. O iš kokio tu laiko? Aš neprisimenu. Klauskite mano draugo profesoriaus Nulio. Sveiki, aš jau atvykau. Oi, vargšas pelėdžiukas. Jūs galite paieškoti knygos apie vaistų mikstūras mano knygų lentynoje. Gerai. Štai ir knygų lentyna. O, kasgi tai? Tai laiko mašina. Aš trokštu kelionių. Sužinokime daugiau apie Vilnių. O ne, mes pasiklydome 1812 metų Vilniaus senamiesty. Ei, mano fotoaparatas! Stok! Palauk, išdykėlė! Napoleonas? Slepiamas po ta dėže. Sveiki, aš esu Pipiras iš Prieskonių šeimos ir nesu bloga pavadžiu jūsų fotoaparatą. Aš norėjau nufotografuoti pro aušros vartus einantį Napoleoną. Jis nepaprastas karvedys. Jis Europos užkariautojas. Maniau, kažką nepaprastai išvysti. O, dėžė, atidarykim ją. Gerai, atidarykim. O kaip ją atidaryti? Sveiki atvykę svetimšalį. Aš esu Gediminas, nebijokite. Tai mano Gediminas, Gediminas Vilkas. Jis nieko jums nepadarys. Ak, tai jūs, garsusis Vilniaus įkūrėjas. Aš norėčiau sužinoti, kaip jūs įkūrėte tokį miestą kaip Vilnius. Aš susapnavau geležinį vilką, o mano žinys Lizdeika paaiškino, kad tai ženklas, jog turiu įkurti miestą. Pelėdžiuk, mums jau laikas keliauti. Sveiki, aš esu universiteto rektorius Petras Karvė. Jūsų draugė priima iš manęs interviu. Gerbiamas rektoriau, ką galite papasakoti apie universitetą? Universitetas buvo įkurtas Sovietų Sąjungos akademija. Kaip įdomu, o aš žinau, kad 17 amžiaus pradžioje universitete dirbo apie 15 profesorių. Atsargiai, paminklas griūna. Koks gražus sodas. Aš laikrašte skaičiau, kad anksčiau čia buvo šventa giria, tačiau įvedus krikščionybę ji buvo iškirsta. Bernardinų sodas dar buvo vadinamas Sereikiškių parku, jaunimo sodu. Žiūrėk, ten kažkokia tai lentelė. Eikite žaliomis plytomis ir prieisite patį didžiausią medį. Ką tai galėtų reikšti? Aš manau, kad reikia surasti žalias plytas. Oi, tos plytos stebuklingos.
Jos prikėlė Napoleoną. Gediminą. O, žiūrėkit, čia ir profesorius Nulis. Greičiau, grįžkime prie laiko mašinos. A little time while you're waiting like a factory line. I'll ride across the park.